Švaresnė aplinka jau ne tik tai mados reikalas. Kiekvienas puikiai suvokiame, kad iš kaminų virstantis dūmai ne šio laikmečio sprendimai. O maži miesteliai, gyvenvietės ar net kaimai taip pat verti 21 amžiaus civilizacijos privalumų. Ir bėgioti į tualetus lauke nebesinori niekam. Tas kaimas autentiškas yra senovinis, bet tie poreikiai yra šiuolaikiniai jau. Tas jau lauko tualetas jau, jūs sakys, kaip, ne atgyvinant, bet jau istorijų išeina. Jau per 100 metų čia pirmieji atsirado pas mus, bet dabar jau visi po biškį žmonės keičia, daros remontus, tokius iš šiuolaikinius ir jau su tais patogumais jau. Kad vanduo būtų, kad ir svarbiausia tualetas, didžiausias privalumas, tai būtų dušas, tualetas ir kita problema būna tas paplavos visos nuotekos, kurie dėts. Tai pirmi tie buvo tokia, prieš 10-15 metų, tai būdavo paprastai siurbimo duobė. Bet tai jeigu dažniau naudojas, dažniau reikia siurbti. Tai jeigu tualetų daugiau, dušų kiekvienon sodybon ir tų paplavų daugiau nuotekų. Ir jeigu jų nesutvarkyti ekologiškai, tas vežiojimas tai pinigus kainuoja ir kaip pasakius, rūpesčių daugiau. O tas valymo įrenginys pasistatai, tai jau minimalus aptarnavimas tokius, gan retas lyginus. Ir labai patogu. Nuotekų valymo įrenginiais pradėjom domėtis tuomet, kada nusprendėme atstatyti senus pastatus sodyboje, kurią įsigijome, kaip ir matėt, labai gražiame etnografinėme Zervynų kaimelėje. Šiuo metu tenais yra lauko tualetas ir šulnys. Tai šiai dienai kaip ir tokios sąlygos jau nebetenkino, ypatingai kai laukia -20, todėl ieškojom opcijų, ką galima pakeisti. Bet Zervynų kaimelis yra toliau nuo miestelio, todėl nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Todėl turėjom 2 variantus. Vienas iš jų buvo išsiurbimo duobė, antras variantas buvo montuoti nuotekų valymo įrenginius. Kadangi nuotekų valymo įrenginių kokybė, kai žinom, yra aukšta, išvalymo kokybė, antra, neskleidžia jokio kvapo. Ir trečia, mes manom, kad tai yra pats patogiausias ir paprasčiausias vartotojui būdas, kaip šią problemą išspręsti, bei gamtai draugiškiausias. Todėl likome prie nuotekų valymo įrenginių. Pasirinkti tinkamą ilgaamžę įrangą ir kokybiškai dirbančius montuotojus irgi nelengvas sprendimas. Įmonę rinkom labai atsakingai, darėme monitoringą visų įmonių, kurios teikia šias paslaugas. Ir turėjom susitikimą ne vieną, bei gavom ne vieną komercinį pasiūlymą. Bet pasirinkome biotechnologijų grupę, nes dalis įmonių susitikimo metu tiesiog atsisakė gyvendinti projektą dėl jo sudėtingumo, nes kaip matėte, sklypas yra sudėtingas, reljefas netiesus, vieni pastatai aukštai, kiti nuokalnėje, tai ne visi rado sprendimų, kaip tai įgyvendinti. Sekančios įmonės pateikė pasiūlymus, neadekvačiai didelės kainos. Kitos įmonės pateikė pasiūlymus kaip mums ir priimtinus, bet buvo labai neaiškios sąmatos, kuriuose buvo neaišku įkainiai, medžiagos, darbų kainos ir tiesiog nekėlė pasitikėjimo. Priešingai nei biotechnologijų grupė. Atvažiavusi į vietą, neapkrovė mūsų kaip klientų problemomis, bet pasiūlė, kaip išspręsti visas problemas susidariusias, pasiūlė optimaliausius variantus. Montuojant nuotekų valymo įrenginius atsiranda įvairių niuansų. Bet vėlgi, tai reikia prieš montuojant juos teisingai įvertinti, tuomet montavimo metu būna nedaug iš tiesų siurprizų. Be abejonės montuojant yra svarbus, kokie yra gruntai, ar tai yra smėliai, ar tai yra moliai, ar tai yra aukšti gruntiniai vandenys.
Bet nepaisant to, mūsų gaminami biotornado nuotekų valymo įrenginiai, jie yra pritaikyti įvairiems gruntams. Patį nuotekų valymo įrenginį yra, ko gero, lengviau sumontuoti nei kitų gamintojų, dėl tam tikrų priežasčių, kad jisai yra šiek tiek platesnis, bet jisai yra žemesnis. Tai reiškia, kad jeigu kyla aukšti gruntiniai vandenys, ar žemės teka, ar plavūnai įvairiausi prabėgdinėje, tai vat būtent mūsų gaminį yra iš tiesų pakankamai lengva sumontuoti. Kiek vyksta montavimo darbai? Dažnu atveju standartiniai, tipiniai projektai yra įgyvendinami per vieną dieną. Žinoma, būna visko, susiduriam su įvairiom kliūtim, bet vėlgi tas kliūtis reikia įveikti ir rezultate yra sumontuojami nuotekų valymo įrenginiai ir klientai džiaugiasi.